Dykumos atšiaurios, tuščios, tylos pripildytos vietos, kurios kartais slepia kur kas daugiau nei tik smėlį ir saulę. Nuo paslaptingų statinių iki keistų radinių, kurių kilmė kartais kelia šiurpą. Šiandien keliamės į dykumą, kur aptarsime keisčiausius ten atrastus dalykus. Prieš beveik 100 metų Sacharos dykumoje buvo užfiksuota ir aprašyta milžiniška žiedą primenanti struktūra. Tai net 40 km skersmens į kraterį panaši anomalija, kurią žmonės praminė Sacharos akimi. Geologai iš pradžių manė, kad Sacharos akis, kuri dar yra vadinama Rišato struktūra, yra milžiniškas meteorito krateris. Tačiau detalesni tyrimai atskleidė, kad šis darinys susiformavo prieš mažiausiai 542 milijonus metų. Labiausiai tikėtina, kad akis susiformavo tada, kai tektoninės jėgos iš abiejų pusių suspaudė uolienų sluoksnius. Jei jie buvo šalti ir trapūs, jie sutrukinėjo, o jei pakankamai šilti, išlinko. Šią įspūdingą geologinę struktūrą 1960-aisiais naudojo Gemini astronautai kaip orientyrą iš aukštai. Mokslininkai dėl jo susiformavimo turėjo nemažai idėjų. Tačiau yra ir tokių, kurie renkasi tikėti mistiškesnė Sacharos akies atsiradimo versija. Yra manančių, jog ši struktūra yra legendinio prarastojo Atlantidos miesto liekanos, mat jos žiedinė forma primena Platono aprašytą žemę. Per Antrąjį pasaulinį karą vėl Sacharos dykumoje sudužęs lėktuvas buvo rastas tik po 70 metų. Amerikiečių gamybos Curtiss P-40 Kitty Hawk aptiko lenkas, naftos darbuotojas, kuris Egipte tuo metu tyrinėjo dykumą. Lėktuvas gulėjo maždaug už 200 mylių nuo artimiausio miesto. For aviation history buffs, what a discovery this is. An expedition team in the Sahara came across this Kitty Hawk P-40 made by Curtiss Aircraft, flown by the RAF in World War II. Manoma, kad 42-aisiais juos skridęs 24 metų pilotas Denisas Kopingas pateko į bėdą, tačiau vis tiek sugebėjo nutupdyti lėktuvą ant smėlio. Spėjama, kad lėktuvui galėjo sutrikti variklis, pasibaigti kuras arba pilotas tiesiog pasiklydo. Britų seržanto laipsnį turėjęs vyras veikiausiai katastrofą išgyveno, nes šalia buvo pakabintas parašiutas, kurį veikiausiai Denisas naudojo kaip pastogę. Manoma, kad jis lėktuvą bandė taisyti, nes radijas ir baterijos buvo išimtos iš lėktuvo. Lakūno palaikai rasti nebuvo, todėl spėjama, jis mirė pasileidęs į dykumą pėsčiomis. Prieš daugiau nei 27 metus virš Australijos skridęs sraigtasparnio pilotas pastebėjo į žemę įrėžto milžiniško žmogaus kontūrus. Pietų Australijoje išraižyta 4 km ilgio figūra, manoma, vaizduoja aborigenų medžiotoją, kurį žmonės praminė Marie Man, pagal netoliese esančio miestelio pavadinimą. Keista tai, kad iki šiol niekas nežino, kas ir kodėl šią figūrą sukūrė. Net kai vienas Australijos verslininkas už šią informaciją pasiūlė 5000 Australijos dolerių atlygį. 98 metais dykumoje aptiktas kūrinys, manoma, buvo profesionalų darbas, kurie turėjo naudoti kažkokią tais laikais pažangę GPS technologiją. Nes pats žmogaus atvaizdas yra gerokai per didelis nupiešti iš akies ir matomas tik iš skrydžio lėktuvo. Kaip ir kodėl buvo nupieštas Marie žmogus, žmonės turi visokiausių versijų, tačiau populiariausia, kad tai padarė viešumo nenorintis menininkas, veikiausiai veikęs su komanda. Nors iš pradžių vietiniai aborigenai pyko dėl piešinio ir vadino tai žemės išniekinimu, šiandien daugeliui tai yra tapę savotiška jų kultūros ir istorijos ikona. Kaip tikras lobis iš pasakų, Namibijos dykumoje buvo rastas 500 metų senumo portugalų laivas pavadinimu Bom Jesus, Gerasis Jėzus. Šis laivas iš Lisabonos į Indiją išplaukė 1533 metais. Žinoma tik tiek, kad pateko į smarkią audrą ir dingo be žinios. 2008 dykumoje jį netikėtai aptiko deimantų kasėjai. Laivo nuolaužos, šimtmečius paslėptos po smėliu, saugojo virš 2000 aukso monetų ir tonomis vario lydinių. Šis radinys ne tik atskleidė daugiau apie to meto jūrinę istoriją, bet ir apie prekybos kelius, kurie buvo gyvybiškai svarbus Portugalijos imperijai.
Tolesni kasinėjimai atskleidė daugybę artefaktų – bronzinius indus, patrankas, navigacijos prietaisus ir net 500 metų senumo muškietą. Laivo krovinį taip pat sudarė sidabro monetos ir dramblių iltys. Manoma, kad Bom Jesus buvo nublokštas per arti kranto, todėl atsitrenkė į uolą ir apvirto. Bėgant amžiams pakrantė pasitraukė, tad laivas atsidūrė sausumoje ir galiausiai buvo rastas dykumoje. Jo ir krovinio išsaugojimą nulėmė unikalios Namibijos dykumos sąlygos, kurios apsaugojo artefaktus nuo laiko žalos. Radinys pagal teisę priklauso Namibijos vyriausybei, nes jis buvo valstybinis, ne privatus. Tuomet priklausė Portugalijos karaliui. Portugalijos vyriausybė leido Namibijai lobį pasilikti. Šiandien Bom Jesus laikomas vienu seniausių ir vertingiausių laivų, kada nors rastų dykumose. Dalis jo lobio eksponuojama muziejuje, bet dauguma dar saugoma specialiame sandėlyje. Yra planų laivą pilnai atkasti ir atidaryti muziejų, tačiau tam kol kas valdžia nerado lėšų. Maroko dykumose netoli Marakešo slypi keista vieta, primenanti vaiduoklių miestelį. Į dulkėtą dykumą čia veda ilgas vingiuotas žvyrkelis, kai lyg iš niekur staiga išdygsta senoviška amerikietiškus filmus primenanti degalinė. Lauke stūkso saulės nualinti ir surudėję automobiliai, medžių šakose mirga stikliniai buteliai, vėjyje girgžda medinė veranda ir ant pastato barška klibanti iškaba. Vakarietiška išvaizda nemeluoja, ją 2006-aisiais čia iš tikrųjų pastatė amerikiečiai. Ji buvo skirta siaubo filmo Kalnai turi akis scenoms filmuoti. Nors veiksmas filme vyksta Naujojoje Meksikoje, dykumų vaizdus kūrėjai įamžino būtent Maroke, teritorijoje, kuri jau seniai žinoma kaip populiari vieta dykumos filmų scenoms. Šukuodami šias teritorijas smalsuoliai šią lokaciją ir sužinojo. Filme pagrindiniams veikėjams dykumoje degalinė tampa pirma stotele. Ten jie sutinka keistą jos savininką, kuris specialiai šeimą nukreipia netinkamą linkme. Vėliau šeimai sugenda automobilis, o ją tuomet užpuola kanibalai mutantai. Bolivijoje netoli Ujūnio žmonės aptiko tokią vietą, kurią pavadino didžiosiomis traukinių kapinėmis. Dykumoje čia stovi tuščiaviduriai surūdiję lokomotyvų korpusai ir jų likučiai. Ujūnis nuo seno buvo svarbus transporto mazgas Pietų Amerikoje, jungiantis kelias didžiausias žemyno kryptis. XIX amžiuje iš čia planuota vystyti dar didesnę geležinkelio tinklą, tačiau projektas žlugo dėl techninių sunkumų ir nesutarimų su kaimyninėmis valstybėmis. Todėl dalis traukinių ir įrangos buvo tiesiog palikti smėlėtoje dykynėje. Dauguma traukinių, kurie ilsisi kapinėse, kadaise buvo atgabenti iš Didžiosios Britanijos. Kadangi nesaugomi, juos apipaišė ir apniokojo vietą suradę žmonės, taip pat juos baisiai paveikė nedėkingi druskingi vėjai. Kadaise egzistavo toks labai populiarus Tenere medis, kuris buvo žinomas kaip vienišiausias medis planetoje. Nigerijos Saharos dykumoje net 300 metų augęs medis atsiskyrėlis buvo vienintelis medis 402 km spinduliu. Keliautojams jis tarnavo kaip kelrodė žymė, o nuo 1930-ųjų buvo netgi pažymėtas kariniuose žemėlapiuose. Šis akacijos medis išdygo dar tuomet, kai Sahara buvo žalesnė, priminė ne dykumą, o savaną, ir po tiek laiko pasiliko tik jis vienas. Tačiau 1973-aisiais vienišojo medžio istorija baigėsi. Jį pražudė girtas vairuotojas, kuris kažkaip sugebėjo rėžtis būtent į jo kamieną. Tenere medžio atgaivinti botanikams nebepavyko. Jo kamienas buvo iškastas ir dabar yra saugomas Nigerio nacionalinėme muziejuje. Toje vietoje, kur šis kadaise stovėjo, pastatytas metalinis paminklas. Namibo dykumoje kadaise buvo aptiktos neįprastos struktūros, vėliau pramintos fėjų žiedais. Tai apskritos žolės neturinčios dėmės, išsibarsčiusios 1500 kilometrų ruože Pietų Afrikoje. Paslapties fėjų apskritimams suteikia ne tik neįprasta išvaizda, bet ir tai, kad ilgą laiką tiksliai nebuvo žinoma, kaip jie atsirado.
Buvo skelbiama daug teorijų, tačiau dvi buvo laikomos rimčiausiomis. Viena dėl šių plikų plotų kaltino termitus, kita pačias žoles, kurios evoliucionavo taip, kad geriau prisitaikytų prie sausros. Mokslininkai ginčijosi dešimtmečius, bet 2020-aisiais atliktas tyrimas visiems pagaliau pateikė aiškesnių atsakymų. Analizuodami duomenis, mokslininkai pastebėjo, kad vanduo apskritimų viduje greitai išgaruoja, o išorėje augančios žolės išlieka stiprios. Esant dideliai kaitrai, šios įsitvirtinusios žolės sukūrė šaknų vakuumo sistemą, kuri traukė vandenį iš aplinkos. Viduje augti bandančios žolės, nors ir dygsta po lietaus, miršta dėl vandens trūkumo. O apskritimas, pasak mokslininkų, yra logiškiausia geometrinė forma, kurią sukurtų augalas, kenčiantis nuo vandens trūkumo. Apskritimas padeda optimaliai paskirstyti vandenį kiekvienam augalui. Taigi, plikos dėmės tampa rezervuarais, kurie palaiko žolės pakraščiuose vidinių žolių sąskaitą. Toks saviorganizavimasis leidžia augalams atlaikyti vis didėjančią sausrą. Tačiau fėjų žiedai toliau tiriami. Mokslininkams įdomu, kaip augalai kuria protingus raštus ir geometrinės formas. Tai vadina savotišku augalų intelektu. Ačiū, kad žiūrėjote šį mano epizodą. Taip pat dėkoju Contribui rėmėjams ir visiems, kas kart paspaudžia patinka mygtuką ir palieka komentarą. Tas tikrai labai padeda. Iki susimatymo kitą kartą.